Nu tai pakalbėkim dabar apie situaciją, ar ne, kai žmonės išsiskiria ir nesvarbu, kiek laiko jie prabuvo kartu, bet įvyko pauzė, gal padavė ir dokumentus, išsiskyrė oficialiai, gal netgi pabandė santykius su kitais žmonėmis ir štai ateina mintis, o gal nebuvo tai blogai, tai pirmiausia noriu normalizuoti šitą situaciją, kad mes visi esame žmonės, mes esame emocinės būtybės ir tai yra normalu, nereikėtų savęs už tai kaltinti. Ir čia svarbiausias dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai būtent pagalvoti, kaip įvyko tos skyrybos. Nes būna kokių atvejų, ant karštųjų, dažniausiai būna kaip žmonės atitolsta per laiką, jie nesikalba apie konfliktus, nemoka komunikuoti, gal vienas labiau užsidaręs, kitas vėlgi ten prikaupęs nuoskaudų. Nu ir taip žmonės išsiskiria nepasikalbėję, neišsiaiškinę. Tačiau nuslūgus emocijoms ar nepraėjus tam tikram laiko tarpui, susigyvenus su ta situacija, grįžus į save, ar ne, nes skyrybos iš tikrųjų turi, ar ta pauzė vadinama, turi labai naudingų dalykų, kad žmonės pasvarsto apie tą situaciją, realiai grįžta į save, žiūrėk, grįžta į savo kažkokius pomėgius, santykį su kitais žmonėmis ir pradeda dėlioti tada, o kasgi buvo tame santykiai iš tikrųjų gero. Nes jeigu, pavyzdžiui, šiuo atveju 13 metų pragyventa kartu, tai vadinasi, nebuvo viskas blogai. Bet mes skiriantis dažniausiai matome tos neigiamus dalykus, nes būtent tos užspaustos nuoskaudos, nespręsti konfliktai, jie mums ir kelia visus tos neigiamus dalykus. Ir pabuvus, ypatingai santykiuose su kitais žmonėmis, palyginus, kad ne visur jau ten ta žolė žalia, ne, mes dažnai galvojame, o išeisiu, išsiskyrusiu, manęs čia lauks nuostabus partneris. Visi mes turim savo tarakonų, visi turim savo problemų, ar ne? Ir tada tu pradedi galvoti, o kas bendro buvo ten tame santykyje. Tai dabar taip, atsakant į klausimą, ar įmanoma tvarkyti, aš greičiausiai nedirbčiau su santykiais, jeigu aš netikėčiau, aš nešu vėliavą šito įsitikinimo, kad kiekvieną santykį įmanoma sutvarkyti, jeigu nori du žmonės. Dabar, tarkim, pora nuspręstų, kad jie nori tvarkyti šitą santykį, kaip mes dirbtumėm, kaip pavyzdys, ne? Žiūrėtumėm, ar jie abu norintys yra analizuoti save, kur kiekvienas savo elgesiu prisidėjo būtent prie tų skyrybų, kur moteris gal kaupė, nutylėjo, ten nemokėjo komunikuoti, kur vyras neatsižvelgė, gal daug dirbo, užsisuko, galvojo, kad reikia tik pinigus nešti, čia kaip pavyzdys, ne, čia reikėtų analizuoti. Kitaip sakant, tai primityviai, reikia žiūrėti, kokius daryti kitokius veiksmus ir kaip kitaip pakreipti santykį, kad neprieiti prie to paties rezultato, nes klaida dažnai būna kokia, žmonės vėl sueina, susitaikėm. Į ką, jie nieko neaptarė, suprantat, nedirba su santykiais, jie įsivaizduoja, kad viskas vėl bus gerai. Kas? Nekalbam apie poreikius, nėra kūrimas ryšys. Šitoje vietoje, ką aš noriu pasakyti, čia galima įeiti labai gražią partnerystę ir aš tikrai turiu situacijų ir klientų, iš klientų ar ne patirties, kur žmonės suėjo ir jie išėjo į draugystę. Jie pradėjo brandžiai ir kitaip žiūrėti tą santykį. Kitaip sakant, tą buvusį santykį reikėtų uždaryti ir tai priimti kaip patirtį ir pasižiūrėti, ką mes iš jo galime pasimokyti, kur buvo mūsų abiejų klaidos ir indėlis į skyrybas. Tai tikrai gali pavykti, jeigu žmonės remiantis tuo, ką jie turėjo bendro, ką gero. Akcentuoti ir tus teigiamus dalykus, žiūrėti, kurie gal buvo kažkada ir geriausi draugai. Palaikytojai vienas kito, kada paleido tai dažnai nutinka vaikams gimus. Moteris sukoncentruoja į vaikus ar ne, vyras pasijaučia neturintis vietos ten namuose arba trūksta jam dėmesio, šilumos, atitolsta, po to nebesugrįžta po vaikų gimimo. Suprantat, labai dažna krizinė situacija tai yra vaikų gimimas ir porai reikia labai dirbti su santykiais. Kas tas yra dirbti? Po truputėlį skirti laiko vienas kitam, empatiškai atsižvelgti vienas kitą, žinoti tas meilės kalbas, duoti vienas kitam, būti vienas dėl kito. Bet jeigu nėra tų dalykų, žmonės po truputėlį atitolsta ir kas nutinka skiriasi. Po to reikia žiūrėti jų konflikto dinamiką, kaip vykdavo, ar vienas nutylintis, ar kažkuris atsiprašinėjantis, ar būdavo nekalbadieniai. Kitaip sakant, grįžtant į santykius šiuo atveju reikėtų labai praanalizuoti, ką mes ir darom ir konsultacijų metu, ar ne, išnarstom santykį po kaulelį ir tada atrandam pagrindinės problemas ir būtent su jomis dirbame, į jas akcentuojamės, mokomės komunikuoti ir žiūrim, ką daryti, kad vėl neužlipti, liaudiškai tariant, ant to paties grėblio. Tai mano komentaras yra, taip, tikrai tai yra įmanoma, jeigu šiame procese dalyvaus du.
Ir jie netujins vienas kitą, kad tu, jeigu tu pasikeisi, tada aš sugrįšiu. Jie žiūrės į save. Kaip aš dirbu su savimi, tada kitas žmogus, kaip aš dirbu su savimi, tada jie abu bus motyvuoti stengtis vienas dėl kito ir jie tikrai gali išeiti labai gražią partnerystę. Tai va. O ką manote jūs?